Primenu dar kartą, su mumis pasaulio lietuvis Antanas Guoga, kuris dalinasi savo įžvalgom apie tai, kaip reikia daryti biznį Lietuvoje ir ne tik, apie tai, kaip reikia mokėti dalintis, apie tai nemažai kalbėjom pirmoji pokalbio daly, kalbėjom ir apie politiką, apie ją galvoju, kad prašneksim, dar yra neatsakytų klausimų. Nu, bet dabar... Gal biškai sustabdysiu, ne kaip reikia, bet kaip aš dariau kažką, o visi turit savo eiti keliu. Tikrai nemokinu nieko, tik dalinuosi, kaip aš kažką dariau. Tai labai yra svarbu, tai kad aš tik kalbu apie save ir tai neturi būti jūsų kelias. Tai tik galima pasižiūrėti ir pagalvoti. Ok, gal kažkas pasisems idėjų ir jas dar patobulins bus dar geriau. Taip, turi būti geriau už mane. Gerai, bet dabar prieikim prie tos dalies, kuri Kaunui yra labai aktuali. Tai yra krepšinis. Šitą pokalbį pradėjom nuo to, kad vakar Kauno Žalgiris gavo įskūrą nuo Vilniaus Lietuvos Ryto. Mes taip pagalvojom, kad turbūt visai neblogas toks scenarijus, jog žalgiriečiai gavo dėl to, kad, pritemdytos tos kalbos, kad Lietuvos Rytas garantuotai praloš, nes reikia būtinai finalo Žalgiris Lietuvos Rytas, ne? Kita vertus, aišku, mums kaip kauniečiam nesmagu, kad Žalgiris eilinį kartą per paskutinės 3 minutės nesugebėjo atsilaikyti, net ir turėdami 10 taškų persvarą. Bet čiagi Žalgiris. Kita vertus, yra komandų, kuriuose, ir ne tik tai Kauno Žalgiryje, Antanas Guoga buvo ir vis dar yra. Tony Bet, pavyzdžiui, ar ne? Apie tai netrukus, o dabar dėmesio į ekraną. Apie krepšinį, bet truputėlį galbūt ne nuo to galo. Ponios ir ponai, Linas Kleiza. Svarbiausias žmogus Lietuvos krepšinį yra Guoga. Čia jūs šitą sumontavot? Ne, bet gražiai padarė iš tikrųjų. Pažiūrėkim dar kartą ir atkreipkim dėmesį į tai, kaip Linas Kleiza tai pateikė. Svarbiausias žmogus Lietuvos krepšinį yra Guoga. Jo. Kas perbėgo tarp tavęs ir Kleizos? Nieko neperbėgo, žmogus juokiasi, mes iš tikrųjų gerai sutarėm, aš jį tikrai labai gerbiu ir čia nieko nėra, tiesiog, žinai, kažką pakomentuoja, vidury kažko ir visi čia išpučia burbulą, kad jis pasijuokė. Gal per daug biški reiškiausi tada, tai visi padaro kažką, per daug kalbą. Tai tiesiog tiek, o jisai, pasijuokė ir gerai. Ir gerai, kad gali juoktis, reikia juoktis į savęs, reikia pripažinti taip, gal kartais perspaudi, gal kartais per daug kalbi, kad mes visi esam žmonės tiesiog. Tai ar man reikia būti idealiam visada ir kad nieks nesijuoktų iš manęs. Tai geriau juokiasi negu verkia. Kodėl aš parodžiau šitą vaizdelį? Aš esu, nepaslaptis, pats turiu šiek tiek bendro su krepšinio pasauliu ir esu iš to krepšinio pasaulio girdėjęs tokį gandą. Paneik, jeigu tai yra melas, kad po kažkurių Lietuvos rinktinės rungtynių ar prieš kažkurias, bet visa tai vyko Rūbinėje, atėjo vienas iš Lietuvos valstybės vadovų ir Linas ir pats kažką jam gražiai pasakė, o Linas Kleiza kreipėsi į patį familiariai, sakydamas, Antanai, nelysk kažkaip. Dėl to ir klausiu, galbūt kažkas su Linu Kleiza iš tikrųjų negerai tarp tavęs ir jo. Ir ar čia tiesa ar melas, kad buvo toks konfliktas toj Rūbinėj? Ne, tikrai nebuvo, daug valstybės vadovų, kalbam apie nuo prezidentūros lygio, tai daug visko būna tikrai ir daug kas nori ateiti, pakalbėti ir tų įvykių nebuvo vienas ir negalim čia, žinai, kažką kalbėti, kas nėra tiesa. Tai aš nežinau, kaip Linas, aš tikrai nepastebiu, kaip jis sureaguoja kiekvieną minutę. Tikrai žmogus yra jautrus, atsidavęs Lietuvos krepšiniui 100%. Ir kartais įvyksta, kad kažką pakomentuoja krepšininkai. Tai yra gerai, tai tegul komentuoja, tegul žaidžia ir laimi. Tai yra tame esmė. Kleiza čia juokėsi, sakydamas, svarbiausias žmogus Lietuvos krepšinyje yra Guoga. Mes galim prisiminti ten tas istorijas su Lietuvos krepšinio federacija, kada tie marškinukai plaunami buvo viešai, ar ne, Motiejūnas prieš Balčiūną, Balčiūnas prieš Sabonį, Sabonį su Motiejūnu, Jovaiša įsikiša, dar ten kažkur tai Marčiulionis ir visur Guoga, ne? Bent jau taip pat tokia vieša pozicija. Kam reikėjo? Kodėl tiek daug paties tose reikaluose? Ar jautei, kad labai reikia paties pagalbos Lietuvos krepšiniui? Ar čia prieš rinkiminė agitacija iš ankstinė? Ko gero ne prieš pusę metų ten tie rinkimai buvo galvoje, ar ne? Ne, tai čia buvo jau tas senai iš karto po mūsų sėkmingo pasirodymo Slovenijoje, kur pats buvau, viską mačiau, paskui buvo vykdomasio
posėdis ir kilo tas noras, kad Sabonis pastraukė. Tai tiesiog aš užėmiau poziciją, gal atrodė ir keistai, bet jūs žiūrėkite rezultatus. Visi, čia jau dabar nėra prasmės vertinti, kas buvo, bet rezultatas šiaip yra labai pozityvus ir teigiamas Lietuvos krepšiniui. Nes dabar Sabonis liko prezidentu, atėjo vėl kompetitingas žmogus į generalinio sekretorio poziciją, stabilumas yra išlaikytas Lietuvos krepšinį ir dėl to visi turėtų tai vertinti. Nes, žinai, kai tu žaidi ar pokerį, ne, tu gerai, blogai kritikuoja, kažką pasakei, bet palauk, pažiūrime rezultatą. Ne? Aš išlikęs viceprezidentu, išlikęs rėmėjas, toks pats dar didesnis negu praeitais metais. Sabonis yra, manau, yra labai didelis stabilumas. Yra tokie užauginti žaidėjai kaip Valančiūnas, Motejūnas, kurie dabar žais Lietuvos rinktiniai. Ir manau, kad reikia tuo džiaugtis. Ir mes turim sidabro medalį. O tie visi dalykai, kažkas buvo, kažkas nebuvo, bet nieko tragiško neatsitiko. Gerai, Antanai, tikėtina, kad krepšinio pasaulyje be jokios abejonės žinai daugiau, pažįsti daugiau, gali įvertinti geriau nei aš, ar ne? Bet visokiu atveju kalbant, pats paminėjai, jog Mindaugas Špokas, protingas, tvarkingas, viskas tvarkoja, nieko prieš jį neturiu. Bet kalbant apie patį Mindaugą Balčiūną, ar tai nėra akivaizdus kaip ant lygaus vietos susidorojimas su vienu žmogum? Mindaugas Balčiūnas labai myli krepšinį, jis yra protingas žmogus, puikus vadybininkas. Kokios jo problemos? Ar čia nebuvo susidorojimas tiesiog visų akivaizdo, viešas toks kaip dabar, sakykime, politinės kovos, kuriuose pats nori dalyvauti? Aš nemanau, kad tai buvo susidorojimas toks viešas. Tai buvo daug aistrų, bet iš tikrųjų atėjo laikas trauktis. Atėjo laikas Mindaugui Balčiūnui trauktis iš tos pozicijos, nes nebuvo pakankamai daug noro iš vykdomojo, kad jisai liktų tose pareigose. Tiesiog vos to neužteko. Ir labai gaila, nes tikrai žmogus labai daug pasiekęs, labai daug padaręs Lietuvos krepšiniui. Bet visada ateina laikas rotacijai, manau, kad tai yra sveika rotacija. Nes iš tikrųjų ten buvo daugelį metų, padarė labai didelius darbus, pertvarkė Lietuvos krepšinį, bet atėjo laikas judėti, daryti kažką kito gyvenime. Ir tai yra labai svarbu, man atrodo, ir politikoje yra svarbu per ilgai neužbūti, ir generaliniam sekretoriam yra svarbu rotuotis, ir prezidentam federacijų. Ir man atrodo, tai yra labai sveikas žingsnis, tai gal buvo daug aistrų, bet rezultatas yra teigiamas. O dabar reikia pažiūrėti, kaip Lietuvos rinktinė žais. Ir galėsim vertinti šitą naują krepšinio valdybą, vadovybę, nes dabar yra nauji žmonės, kurie mąsto kitaip, kurie turi savo planų. Ir pažiūrim, įvertinsim. Dabar bus čempionatas Ispanijoje. Pažiūrim, tegul rezultatai kalba už juos. Mindaugas tikrai padarė labai daug ir rezultatai dėti banką. Ir jau dabar spekuliuoti nėra prasmės. Spekuliuojam, ką dabar padarys šita vadovybė, ką jie pasieks. Jiem dabar atsakomybė yra. O paties jau funkcijų krepšinio federacijoje nebeliko? Ne, aš esu viceprezidentas. Tai vis dar. Tai ir mano pozicija, lygos direktorius, prezidentas. Mano pozicija absoliučiai nepasikeitė. Lietuvos krepšinio federacijoje aš tikrai jaučiu, kad turiu pasitikėjimą ir nieks nepasikeitė. Bet pats sakė, kad atsistatydini, kad tai buvo, tada buvo daug aistrų, daug kalbų, Sabonis atsistatydino, bet tai nebuvo priimta. Galų gale pasikeitė situacija ir mes įsprendėm viską pozityviai. O čia, kas pasikeitė, kad sugalvojo likti? Pasikeitė tai, kad atėjo Mindaugas Špokas ir kad visi priėmė ir kad Sabonis norėjo, kad aš likčiau. Tai yra, man atrodo, esminis dalykas. Ir tai aš jeigu Sabonis norėtų, kad aš nelikčiau, ar likčiau. Ir jeigu jis nori, kad aš likčiau ir padėčiau, tai aš liksiu visada. Dar vienas toks įdomus dalykas. Nepaslaptis, kad Kauno Žalgirio komandos savininkas, berods net ir prisipažinęs viešai yra Paulius Motejūnas šią akimirką. Taip. Su Pauliu Motejūnu paties santykiai prasti. Žiūrint į tai, kaip jūs bendravot, rinktinės reikalais viešoje erdvėje, ar ne? Kaip galite būti, kad pats esi Žalgirio rėmėjas, su Pauliumi dabar sukirtęs rankomis? Tai santykiai buvo prasti, man atrodo, Paulius padarė klaidą tada, kad tos rėžė kritikos savo iš tikrųjų rėmėjų ir man atrodo tai padarė klaidą, bet nereiškia, kad aš turiu padaryti žmonėm irgi klaidą ar kažkaip bausti vien dėl to, kad jie manęs nemėgsta. Aš vis tiek, pavyzdžiui, myliu Žalgirį, ne?
Aš vis tiek gimiau Kaune, verždavausi tą halę, kai buvau vaikas. Ir tai nėra pagrindo man neremt Žalgirio. Ir aš norėjau vis tiek remti Žalgirį, kad parodyt, kad nebūtinai turi tave kažkas mylėti ir mėgti, kad tu galėtum vis tiek padėti, remti ir prisidėti. Tai aš tiesiog norėjau parodyti, kad tai galima. Kad Lietuva neturi būti kiršinama, kad mes neturim kovoti ir kapoti viens kitą. Vien dėl to, kad kažkas kažką pasako. Kad gali pasakyti ir tu vis tiek gali duoti pinigų, kad komanda gyvuotų ir kvepuotų. Na, jeigu aš būčiau Antanas Guoga, turiu galvoje piniginį svorių, ir labai norėčiau remti krepšinį, o turbūt aš norėčiau remti krepšinį, aš veikiausiai išsirinkčiau vieną komandą, tikėtina, kad tai būtų Kauno Žalgiris, kuriai skirčiau pinigų, dėliai to, kad ta komanda būtų gera ir su jos vardu, su mano parama, aš būčiau pergalingas. Antanas Guoga yra tas žmogus, kuris remia net kelias Lietuvos komandas. Kaip tai paaiškinti? Esu kitoks žmogus. Esu absoliučiai kitoks. Kitaip mąstau. Žinai, kodėl visi nori lyginti pagal savo suvokimą ir supratimą mane? Ir galbūt netgi sugėdimą, neatsiginu to, bet... Aš, nežinau, čia jau tau spręsti, bet aš esu kitoks žmogus. Aš viską mąstau kitaip. Ir man nėra taip įdomu remti vieną. Kaip sako, lyginot su Romanovu. Tai aš nebuvau, kad kiršinu Vilnių su Kaunu. Man Lietuva visa yra svarbi. Prienai man yra svarbu, kad kaime žaistų, kad ateitų į rajoną žmonės, džiaugtųsi, didžiuotųsi krepšiniu. Man yra svarbu Trakai irgi. Ten krepšinis irgi yra labai sėkmingas. Tai reikia suprasti, kad mes turim žiūrėti Lietuvą globaliai. Ir nebūtinai turi mylėti vieną ir nekęs kito. Čia sportas, čia sukuria vertę. Tai, Antanai, suprantu, kad tu nemyli tik tai Žalgirio, tik tai Prienų, bet sprendžiant iš to, kad pats ir žadėjai Lietuvos Rytui Kleizą nupirkti, tai tiesiog myli Lietuvos krepšinį klubus ir nesvarbu, tai Vilnius, Kaunas, Žalgiris, Lietuvos Rytas ir galų gale Šeškus su Tonibet. Man yra svarbu, kaip Lietuvos rinktinė žaidžia, man yra labai svarbu. Aš tikrai verkiu, kai pralošiam. Tai man yra svarbu. Kaip Lietuvos rinktinė, kai pralošė Kaune, man buvo labai skaudu. Jau kalbam apie Europos čempionatą. O kaip žaidžia privatus klubai, tai tikrai nereikia to pervertinti. Jis teisybę šneka? Aš klausiau antros pusės, kuri ten sėdi. Fantastika tada, Antanai. Tada smagu, plojimų kauniečiai irgi suteikė. Va toks va tas mūsų krepšinis. Tarp kitko, Lietuvos rinktinėje dar pats figūruoji? Aš esu rėmėjas. Mes pasirašėm 4 metų sutartį su turbūt vienas iš pagrindinių rėmėjų, pagrindinis rėmėjas per paskutinius 3 metus ir mes ten liksim. Tai, o žiūrėsim, kaip bus. Šiai dieną taip yra. Ir pažiūrim, kaip žais, kaip ta komanda dirbs, kaip mes ją vertinsim ir žiūrim. Tik rezultatai kalba galų gale. Čia kitas niekas. Mes visi norim dabar aukso. Yra pasaulio čempionatas ir Lietuva privalo parvežti auksą. Apie krepšinio temos aš nežinau, ar mes dar grįšime. Jeigu turite klausimų apie krepšinį, kaip tik dabar laikas tam. Jeigu iškilo galvoje koks klausimėlis, su Žalgiriu, su Lietuvos Rytu, Prienais, kol kas tyla. Jo? Tonibet, tarp kitko, Virginijus Šeškus, nuostabus žmogus. Kaip ten ta Bačkutė? Virginijus Šeškus šiandien, kaip tik mes atvažiavo Prienų pas mane treneris. Pietauti. Tai kalbėjom ir buvo jo šeima. Nuostabu, žiūrėk, 2 vietą paėmė dabar reguliariam sezone. Tai nuostabus. O Bačkutė, mes kalbame apie Bačkutę Prienuose. Nesvarbu, aš pagalvojau, kad aš gal be reikalo čia pasakiau kažką tai per daug. Virgutį. Jo. Šitągi, tarp kitko, kalbant apie Prienus, jūs puikiai žino turbūt, kad Prienų Tonibet yra komanda, kuri Lietuvos krepšinio federacijos finalo ketvirtį patiesė Žalgirį. Tada aš pats asmeniškai, Virgi, nepyk, kalbėjausi su Virginijum Šeškum ir jisai sako, Karoli, tai yra kaip yra normaliai, bet jau rytoj per daug vilčių nėra. O rytoj turėjo būti su Lietuvos Rytų žaidimas. Reiškia taip. Ir kitą dieną Prienų Tonibet komanda, turėdama 1 400 000 biudžetą, su kukliu treneriu, bet labai charizmatišku, su menka vadovybė, atvažiuoja vėl į Panevėžio Cido areną ir nukala Vilniaus Lietuvos Rytą. Dar vieną Eurolygos supergrandą. Ir Tonibet yra tos Prienų komandos pavadinimas, o Tonibet yra Antano Guogos kompanija. Ar gali būti geresnė reklama už tai tokį pasirodymą komandos? Čia yra žmonėms spręsti tikrai. Aš manau, kad aš negalėčiau kažko daugiau prašyti. Bet biški nurašėt vadovybę. Iš tikrųjų, Aurimas Bartuška, miškininkas,
nuostabus, sąžiningas, doras žmogus, kuris yra direktorius Prienų klubo. Yra širdis ir labai geras vadovas. Ir aš sakyčiau, net nėra klausimo, kad jis yra geriausias krepšinio vadovas Lietuvoje. Jeigu visi dirbtų visuomeniniais pagrindais, savo rajone, kur dalis yra kaimo ir mažas miestelis Prienai, ir taptų Lietuvos čempionų visuomeniniais pagrindais, tai yra tikras sportas. Lietuviška komanda. Tai yra tikras sportas, kuri turi ir mažesnę komandą, kuri regioniai lygiai žaidžia, kur auga kita karta. Ten viskas padaryta kaip priklauso. Ir jie myli krepšinį, jie tuo gyvena ir jie viską atiduoda. Ir tai yra, ko mums reikia visiems siekti. Stabdykim tą per didelę komerciją krepšinį. Aš nenoriu matyti prabangių žaidėjų, kurie yra aukštesni ir galingi. Turi būti paprastumo kuo daugiau krepšinį. Aš turėjau galvoj, Antanai, nesupras manęs klaidingai, turėjau galvoj, kad Prienų Tonybet komanda nepaslaptis, jos vadovybė sudaro 2 žmonės geriausiu atveju, ar ne? Be Virginijaus Šeškaus. Bet tai priklauso, kokie žmonės. Tu gali turėti 100 žmonių, ar ne, kurie ten nori gerai gyventi iš to klubo. Tai kas, kad kitos komandos prabangios turi labai daug vadovų ir jie yra labai brangus. Tai nėra pagrindas, reiškia, mums reikia grįžti prie tikrų žmonių, kad jie vadovautų, kad jie turėtų sugebėjimus, kad jie nuo nulio pradėtų patirtų ir pakeltų tą komandą. Gerai, Antanai, bet vis tiek, atsakyk man į paprastą klausimą. Bet vieno dalyko aš nesuprantu ir kiek besikonsultuočiau su pačiais šustriausiais, pačiais geriausiais, viską išmanančiais krepšinio ekspertais. Jie man negali atsakyti šitą klausimą. Kaip gali komanda su vienu treneriu ir vienu vadovu, Mindaugas Arlauskas, nenurašau jo, bet turiu galvoje ryškiausi lyderiai, ar ne? Nugalėti komandas, kuriuose yra 15 trenerių, milžiniškas paruoštumas, didžiuliai pinigai, krūva rėmėjų, akcijos, marketingas, fanai, bazės ir taip toliau ir panašiai, turėdami vieną treniruotę per dieną, susirinkdami 45 minutėm galbūt. Kaip tai paaiškinti sportinė prasme, Antanai? Klausiu labai natūraliai, kaip žmogaus, kuris tą dalyką mato iš arti. Tai paaiškinti labai paprasta, tai yra širdis. Tikrumas. Antanai, aš labai noriu, aš irgi turiu širdį, bet aš nelaimėsiu Eurolygos. Prienai, baisiausia, kad Prienai laimės Eurolygą kitais metais. Bet palaukit. Širdis, tikrumas, pasitikėjimas, kad tu laimėsi. Aš jiem pasakiau, kad jie laimės. Aš jiem tikrai atėjau į Rūbinę keletą kartų pasakiau ir jie patikėjo, kad jie laimės. Nes mum būti mažiem kaip Lietuvai, mum reikia siekti, kad būtume geriausia šalis pasaulyje. Mums reikia to siekti. Jeigu mes tikėsim, tai yra įmanoma. Jeigu tu netiki, tu sakai, ten taip yra daug geriau, ten yra taip žolė gerai auga, taip tokia žalia, o čia taip yra blogai. Tai tu negali laimėti. Tas yra labai svarbu. Tu turi tikėti. Tu turi tikėti ir eiti ten. Ir tada tu gali laimėti. Jeigu tu netiki, tai nėra prasmė žaisti. Kam tada žaisti LKL, jeigu tu negali jos laimėti? Kam žaisti? Pasakyk. Liberalų sąjūdis numeris 2.